Kepsiu batoną. Mums reikės 650 gramų miltų, 400 ml pieno, cukraus arbatinį šaukštelį, druskos virtuvinį šaukštą, mielių 11 gramų ir 4 šaukštus aliejaus. Dabar šildau pieną. Pienas turi būti šiltas, viskas išjungiam. Pienas, pilame pienuką. Turi būti šiltas, ne karštas, ne šaltas, o šiltas. Tikrinam su ranka. Geras. Turi būti šiltas pienukas. Dabar įdėsime cukraus. Cukraus reikia įdėti pilną arbatinį šaukštelį su kaupu. Ir išmaišyti, kad būtų saldus pienukas. Taip. Dabar įdėsime mieles. Mielių 11 gramų. Ir išmaišysime. Mielės turi būti šviežios. Išmaišyti ir palaukti, kol atsiras ant viršaus toksai suputojimas. Reiškia, jūsų mielės yra veiklios ir jos gerai pakels mūsų kepinį. Nu, va, taip išmaišyti ir leisti jom pastovėti. Kokią 5 minutės duoti pastovėti. Praėjo kelios minutės ir jau matosi, kad atsirado tokia putelė. Tuoj aš ją parodysiu. Va, matosi. Reiškia, mūsų mielės yra veiklios. Ir mes pilame dabar tą skystį į miltus. Išvalysim visą dubenį. Pagal receptą čia turi dėtis virtuvinis šaukštas druskos. Nu, aš tokį nepilnai. Druskos į patį kraštelį. Taip. Ir aliejaus. 4 šaukštai. Aš čia įpilsiu truputėlį, o po to pasiliksiu minkimui, kad padėti. Ir dabar pradėsime užmaišyti tešlą. Iš pradžių viduriukyje, po to iš šonų. Surinksime viską į rutulį ir reikės minkyti. Atminkyti, surinkti viską ir tada dėti kokiai 45 minutės, valandai laiko šiltoje vietoje. Nu, va, po truputį vis renkam nuo šonų miltus. Ir jau maišosi tešla. Taip. Čia druska šonuose yra pasiims. Ir kaip kvepia skaniai raugas jau. Tai va, aš toliau dirbsiu, po to parodysiu jums, kas bus. Nu, dabar galima dirbti su rankom. Nusiemam tešlą nuo šaukšto.
rankos švarios ir pradėsime minkyti tešlą. Šį kartą batonas bus didelis, jisai bus kilogramo svorio ir iš baltų miltų. Kitas kartus aš kepdavau iš speltos miltų, o šį kartą iš baltų miltų. Noriu padaryti batoną, kad būtų sumuštiniam ryte pusryčius valgyti. Turiu padariusi obuolienės, tą pačią obuolienę užsitepti ant batono, skaniai pavalgyti. Na, va taip. Ir bus man. Kažkodėl tai nenoriu pirkti jau nei duonos, nei batono iš parduotuvės. Stengiuosi pati padaryti. Kažkodėl tai man patinka ir kepti, ir gaminti, ir nesunku. Na, taip, jau beveik surinkau. Tuo išdėsiu ant kilimėlio ir ant kilimėlio aš jį pradėsiu minkyti. Po to reikės ištepti visą indelį su aliejumi. Padėsime, jau įkaitinau orkaitę ir pašildysime orkaitę iki norimos temperatūros, iki 50 laipsnių ir palaikysiu, kad gražiai pakiltų kokią 40 minučių. Nu, jaučiu, kad čia jau viskas. Tešla truputėlį limpa prie rankų. Tuo aš surinksiu visus tuos miltus. Biškiai pilsim aliejaus. Truputėlį aliejuko. Surinkti visą. Dabar įpilu truputėlį aliejaus čia į indą. Kiek turėjau, visą sutepu aliejuko, visus šonus. Va. Ir dar kartelį paminkysime. Jau išminkiau tešlą. Jau nelimpa prie rankų. Aliejus labai gerai padeda tą dalyką surinkti. Na, va. Tešla tokia. Surinkome. Ir dedame. O taip. Ir dabar uždengsime ir dėsime į orkaitę. Šiltai valandai laiko. Tai prastovėjo beveik valandą laiko. Ir pasižiūrėkime. Tešla labai gražiai pakilo. Barbaliukas. Dabar reiktų gal biškelį patepti paviršių su aliejumi. Biškelį aliejaus. Ir mes išvirsime visą. Opa.
Nu. Ir vėl viską. Reikia kočėlą pasiimti biškelį. Kur tas mano kočėlas? Ir kočėlo pagalba mes truputėlį jį vėl biškelį ištempti reikia. Iškočiuoti. Vėl formuoti. O tada mes vėl jį visą sujungsime ir vėl duosime laiko pastovėti. Vienodai. Su rankom net patogiau. Truputėlį išlyginam ir pradėsime sukti. Opa. Na, panašiai. Reikia išlyginti, kad būtų. Na, taip. Ir dabar pradėsime nuo vieno krašto sukti. Užsukti vienodai. Va taip. Taip. Per tą kraštą reikia būtinai jį prispausti, taip kaip virtinius, kaip darom. Taip, užspausti, prispausti, kad nepabėgtų. Ir tos kraštelius irgi būtinai užspausti. Kad neiširtų. Taip. Nu, atrodo gerai. Nu, va, dar biškelį palyginam. Taip, ir dabar dėsime ant skardos. Jau turiu pasidėjusi pergamentinio popieriaus. Dabar visą tą grožį reikia dėti. Ir vėl uždengsime rankšluostėliu. Ir duosime pakilti tešlai. Vėl šiltai laikysime apie kokią valandą laiko ir tada tik tai pradėsime kepti. Taip, išstovėjo mūsų batonas 50 minučių. Ir dabar patikriname, ar viskas tvarkoje. Čia truputėlį išsiskyrė, reikia užvynioti. Ir dabar ką mums liko,
mums reikia pasimti peiliuką ir įpjauti, padaryti įpjovimus. Šį kartą aš niekom netepsiu viršaus, kitą kartą kiaušinio plakenį padarau arba su pienu. Paprasčiausiai šį kartą va taip va. Oi, koks tai didelis gavus, koks gražus. Pasižiūrėkite. Labai gražiai pakilo ir dabar įkaitinam orkaitę ir kišime kepti į 220 laipsnių 25-30 minučių. Štai ir iškepė mano gražuolis batonas. Kepė 25 minutes. Vyras norėjo, kad būtų gerai iškepęs. Sakė, labai noriu traškaus. Labai gražiai atrodo. Dabar jį reikia uždengti ir duoti atvėsti pilnai. Tokie va įpjovimai labai gražiai matosi. Prašau. Toks didelis. Kilograminis. 1 kilogramas batono. Kiek čia užteks man savaitai laiko? Tikrai. Kažin. Pažiūrėsim. Po to, kai atvės, pradėsim pjaustyti. Jau praėjo gera valanda. Iškepė mūsų tas batonas. Ir aš labai noriu pjauti, parodyti jums, kaip jisai atrodo gražiai. Visas iškepęs, puikus. Va, koksai gražuolis. Gražus, ane? Dabar pasiemam gerą peilį ir pjaunam. Va, koksai gražuolis. Minkštutis. Minkštutis. Labai gražus. Kvepia skaniai. Labai skaniai atrodo. Iškepęs visas. Didžiulis batonas. Įsivaizduojat, kilogramų svorio. Kilogramas. 1 kilogramas batono. Čia yra mano obuolienė virta. Ir aš išbandysiu. Išsitepsime obuolienės ir paragausime. Labai skanu. Nereik nei pyrago. Batonas iškepė labai gerai. Labai skanu.
Labai gražiai iškepė. Labai gražiai gavosi. Niekur neiširo, aš galvojau, kad antras galas man iširs, bet nieko, viskas tvarkoja. Kaip reikia užspausti va visus galus. Ir va čia va buvau užspaudusi, va čia va matosi. Reikia labai stipriai užspausti visus tos. Nu va, puiku. Savaitėj laiko turėsime batoną namie. Taip kad rekomenduoju. Tikrai netingėkite iškepti. Labai paprasta, matėte, nieko sudėtingo nėra. Miltai, pienas, mielės, druska, cukraus tik tai arbatinis šaukštelis ir aliejaus 4 šaukštai. Viskas. Gaminkite, skanaus.